2007–2013 metų kaimo plėtros finansinio laikotarpio pabaiga tinkamiausias metas ne tik apžvelgti Lietuvos kaimo plėtros programos įgyvendinimo rezultatus ar išsiaiškinti daugiausiai problemų keliančias veiklos sritis. Praėjusią savaitę vykusiame už kaimo plėtros politiką atsakingų specialistų ir verslo kaime skatinimo bei kaimo jaunimo komiteto atstovų susitikime buvo aptarti aktualiausi būsimo 2014–2020 metų finansinio laikotarpio kaimo plėtrai numatytos investicinės paramos skirstymo klausimai. Kai tu sėdi vienas už stalo, parašai savo viziją, jinai nebūtinai sutaps su bendra vizija. Tai sakyčiau, paskui būtų daugiau problemų, jeigu mes vieni taškus ant jį sudėtumėm, negu bendros diskusijos, naudingos diskusijos abiems pusėms. Jau dabar žinoma, kad 2014–2020 metų laikotarpiu Lietuvos kaimo plėtros programos įgyvendinimui numatyta ženkliai mažesnis finansavimas negu šiuo 2007–2013 metų laikotarpiu. Todėl siekiant ES paramos lėšas panaudoti efektyviausiai, reikės taikyti didesnę pareiškėjų drausmę ir vidinę motyvaciją, skatinančius paramos teikimo mechanizmus. Taip pat orientuotis į labiau prioritetinių žemės ūkio sričių skatinimą. Vertinant skaičiais, tai didžioji dalis lėšų yra išleista, tačiau pabaiga visada būna sunkiausia. Vienoje pinigų eilutėje, kaip mes sakom, tų pinigų trūksta, kitoje galbūt dar yra likę ir pagrindinis visada siekis būna subalansuoti tas eilutės, kad niekur nepritrūktų. Šiuo metu laukiame Europos komisijos sprendimo, kuris leistų sutelkti įvairių Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių įgyvendinimui skirtų lėšų likučius ir skirti juos prioritetinio gyvulininkystės sektoriaus plėtrai. Iš viso šitaip numatyta perskirstyti 60 milijonų litų, o paraiškas gyvulių augintojai galėtų pradėti teikti jau rudens pradžioje.